Ar jinai atsistojo prie pulto papozuot, kad jinai didžiajauja, ar jinai didžiajauja? Aš nebesuprantu, kas vyksta. Pasižiūrėkit ją, kaip infilina save. Pasižiūrėkit, kaip infilina save, hebra. Pasižiūrime, ką turime. Demiko subreddite, ko jūs prikėlėte nuo paskutinės memo apžvalgos. Atsigerkim dar vandens, galite pamojuoti YouTube, jeigu norite. Uik tu! What the fuck? Prieš 19 dienų įkeltas. Beveik 900 apvautų. It's that simple. Lyderė ir lodarius. Čia viskas, ko reikia, kad susirinktum 900 beveik apvautų. Man atrodo, apvautų skaičius yra iškalbingiau už bet ką aš galėčiau pasakyti šiuo atveju. Norėčiau nejausti to, kad tau jaučiu. Žodžiai pavirto nejaukia tyla. Oi, oi. Vat jeigu tokių manimėsit, fantastika, labai gerai. Mes šiandien apie šitą turime visą TV3 reportažą. Panašiai kaip čia šokantis Nausėda šoko ir premjerė Inga Ruginienė. Tik jos vaizdo įrašą kūrėjas ištrynė. Pala. Jos vaizdo įrašą kažkas ištrynė. I'm pretty sure, kad mes praeitam streame jį įsijungiam, ne? Radai rolikai. Taip, gangsteris iki kažkas kažkur komentuoja, kaip miela, kad neįgalieji reklamas daro. What the fuck? Čia gal po to romano, ne? Čia reikia sunkiai. Sunkiai dirb. Ir iki atrašė, kaip miela, kad ir komentuoja. Kebra, I gotta give props iki parduotuviai. Ar tiksliau žmogui, kuris tą paskyrą valdo. Čia tas postas? O Jėzau, kol aš supratau, kaip miela, kad ir neįgalėjai reklamas daro. Bet gal pavyzdžiui, šitas žmogus, kaip ir aš, yra senas ir nesuprato, kad čia yra 6-7 bairis. Ir tiesiog jis galvoja, žiūrėkit, kokie iki yra inclusive. Jie įtraukia net aklus žmonės ir tada... ir tada tiesiog iki atminas. Gražinkit Grybauskaitę, geležinė ledi be stuburis. Nu, sentimentas išlieka visiškai lygiai tas pats. Padarykit Grybauskaitę good, Nausėda bad postą ir jūs gausit daug laikų, and that's it. Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. Nu tai tikrai tiesa, kastruota katė turi daugiau kiaušų nei prezidentas. Nu, toksai galingas pareiškimas, sakyčiau. Matote, prezidentas savo kiaušiukus, man atrodo, įdėjo į rankinuką ir tą rankinuką atidavė Dianai. Seimo šalies burtininkai. Aš noriu smegenų, aš noriu širdies, aš noriu Aš noriu išmokti lietuviškai kalbėti. Skelbiu tradicinių respublikinių ristonų. Tradicinių respublikinių ristonų lenktynės aš skelbiu. Ir tada Gitanas nori drąsos. Koks gražus koležas. Kas čia? Aš noriu televizoriaus, sako Peliukas. O kas yra Peliukas šitam kontekste? Ai, Sinkevičius. Bet tai Sinkevičius nėra žiurkė ar Peliukas. Sinkevičiui tiesiog patinka stebėti, kaip jo žmona dulkia. Atsiprašau, man taip atrodo, čia mano nuomonė iš visos viešai prieinamos informacijos aš darau tokią išvadą. Sinkevičius kak? Sinkevičius yra the cuckest of cucks. Jis yra the cockarillo of cucks. The conquest king of cucks. Jo, jis yra the cockadoo. Tai mielas Valiau. Retardas, tarp kitko. Valius Ąžuolas turiu minį. Valius Ąžuolas saugumo jau tikrintas. Leidimą dirbti su įslaptinta informacija gavo. Va, sakau, jis neturi jokių saitų su ten, nežinau, Rusija, Baltarusija. Jis tiesiog yra labai mega durnas. Aš tik noriu priminti, kad jisai pats savo laisva valia, savo sprendimu, sveikų protų bent jau pakaltinamas, sakykim, gal pasakė, kad gali būti, kad medicininėse kaukėse yra kirmelių. Nepraleiskit progos patylėti. Reiktų pasiūlymus pristatyti šiandien. Gerbiamas Jurgi, rimčiau reikėtų moderuoti posėdį. Ponas Žemaitaitis labai norėtų išimti Otavos konvenciją ir visą Lietuvą atiduoti rytų kaimynam, bet to nebus. Valstybiniais klausimais, strateginiais klausimais, nepaisant jų išsidirbinėjimų, mes pabalsuosim.
Tai va. Verkė Lietuvos miškas, klausydamas kaip Valius. Vėl tarp kitko apie žymiausią Lietuvos retardą. Antanas Kandrotas, celofano pravardę žinomas žmogus, atvažiavo prie Seimo, išėjo Valius Ąžuolas, pasilabino, telefonus į mašiną abudu paliko ir paėjo šiek tiek toliau kalbasi. Buvo toksai susitikimas ar ne? Tai nėra todėl, kad Valius Ąžuolas yra sąmoningai priešiškai nusiteikęs prieš Lietuvą. Taip yra todėl, kad jis tiesiog yra absoliutus retardas. Supraskite mane, kai aš sakau. Jis yra retardas. Aš aplink Seimą su tiek daug žmonių susitinku. Aš ponas žurnalistė ir Putinui ranką paspausčiau, jeigu tik tai aplink Seimą kur nors jisai pasirodytų. Ir man visai nesvarbu, ar tai Antanas, ar Petras, ar Putinas, ar Marytė. Tiesiog debiliškas atsakymas. Nes taip neturėtų būti, kad tau nerūpi su kuo tu sveikinė, su kuo tu šneki ir pas ką tu į mašiną savo telefoną dedi. Retardas. Ąžuolas, tokia garbinga pavardė, iš principo tampa rusiškų dūbų. Labai gaila, kad taip yra. Čia ir tai ne visi. Iš tikrųjų, jeigu jo darytų tokią kompiliaciją, tai jis jau dabar tikrai užpildytų bent 4 minutės, manau, pilnas. Kaip minimum. Su visais išeinam dar pasimušti, tarp kitko, kiek mes turėjom irgi. Ką tik Laurinas Kasčiūnas man pagrasino tiesiogiai. Seni, stok į eilę. Kreipsiuosi etikos procedūrų komisiją, kad jis aiškina. Ir nepamiršk pasiskųsti savo mamai. Bebras yra sunaikinti viską. Bobr kurva! Ja pirdolė kibidė! Čia šitam mūsų mitingė toks buvo. Fantastika. Beje, vat iš karto matosi, kad kultūros žmonės, dizainas yra, idėja yra, jinai yra daugiasluoksnė, jinai ateina iš interneto kultūros į realų gyvenimą. Labai puiku, labai gerai, aš tikrai labai užskaitau. Eikit jūs šitas mėšlas kiekvieną fucking žiemą. Eikit. Oi, 4 metrai sniego. Paviešintos slaptos nuotrauko. O dieve. Ar pirštas turi būti įkištas giliai ar ne? Šiandien jaučiuosi labai blogai, mano tėvai taip pat trukdo, todėl pabandysiu rytoj. Tėvai trukdo pirštą iš šiknais įkišt giliau. Skamba kaip skėlaišių. Poteriavau per kalėdas, aš irgi. Aš. Močiutė. Žemaitaičio fanai Alytuje. Namo, Remiga, namo. Remiga, namo. Aš tikiuosi, kad šitas bičiukas kur nors įsikėlė tą fotkę su kokiu nors prierašu. Aš su fucking Rusijai naudingu idiotu. Ką? Atsiprašau, baba, holy fuck, what a jump scare, kas čia dabar, ko jūs norit? Nusiimk briketus? Pone, jums apskritai trūksta dantų, ne jums tikrai šnekėti apie kažkieno kakarinę. Alio, jos susidėk dantis, what do you mean išsim briketus? Holistinė savidestrukcinė spiralės pavyzdys. Ai, tai holistinė savidestrukcinė spiralė yra tiesiog lietuviška techninė savoka circle jerkui vadinamajam. Kaip verstusi circle jerk? Wow, Google, ačiū. Apskritimo formos trūkčiojimas. Trūkčiojimas ratu. Smaukratis jūs tai. Va, smaukratis yra labai geras pavadinimas. Žodžiu, kolektyvinis pasismaukimas. Visiškai teisingai. Ir pabaigai turiu ko gero su liūdėsiu pasakyti, kad žodžio laisvė Lietuvoje gali būti užgniaužta daug greičiau, negu mes turėsime GTA 6 žaidimo versiją. Aš žinojau, kad tai pasakys, bet plemba kaip gerai hitina, eiktų šiekt. Aš šitą rašydama tiek žvengiau, fucking insane. LRT generalinis direktorius gali būti atleistas, jei jis netinkamai vykdo LRT generalinio direktoriaus funkcijas. Tai yra dar kartą atidėjo žaidimo GTA 6 išleidimo datą, nesikreipė į Rockstar Games su prašymu išaiškinti situaciją, bei neatliepė Lietuvos žmonių teisėtų lūkesčių, bei taip neužtikrino viešo intereso įgyvendinimo. Aš gerai suprantu pataisą, bet ta prasme, Asanavičiūtė sugebėjo kontekste panaudoti We got something before GTA 6 memą. Tai yra man dar juokingiau dar 2 lygmenim. Kokių dar reikia įrodymų, kad dešininius palaiko tik botai, todėl reikalingi nauji rinkimai. Ne, aš tai nemanau, kad reikalingi nauji rinkimai, nes botai rinkimuose, tai yra prie balsadėžių, neteina, jie rinkimuose nedalyvauja. Čia referuoja į šitos 3 komentarus ir mes, man atrodo, buvom pradėję
pradėję truputėlį žiūrėti LRT tyrimą apie galimus Žemaitaičio botus. Įtartini profiliai per vieną dieną įrašą išplatino į skirtingas grupės. Pavyzdžiui, kaip šis. Dažniausiai tai įvairios skelbimų grupės ir grupės, kuriuose skleidžiama prokremliška propaganda. Dažniausiai. Taip jau išeina, kad tiesiog overlepina. Jeigu esi prieš vakcinas, greičiausiai truputėlį ir prie ruso tau gerai buvo. Man patinka, kad viena grupė yra just, you know what, fuck it, mes tiesiog esam sąmokslo teorija. Šalin rankas, nepavyko atleisti LRT direktoriaus iki 2025 pabaigos, socdemai. Gerai, aš bandysiu dar kartą. Jeigu kas nežino, čia yra Goofio juokas. Jeigu impressionas prastas, galite nusiskundimą rašyti į čarus. Mylytė rašo, kad labai geras mano impressionas. Kokį šūdą LNK transliuoja, o kokį šūdą LNK transliavo, mes turime visą epizodą tam dedikuotą. Draugų, kaimynų ir net gėjų priešų. I'm not shitting you, jisai sako, ir net gėjų priešų. Ir net gėjų priešų. Gėjų priešų. POV, tau 9 ir iš šalituo pasiėmė ne tą butelį. Šiaip čia turėjo būti obuolių sultis. Aš noriu kalėdoms drakono. Būk realistiška. Aš noriu sniego per kalėdas. Kokios spalvos tavo drakonas? Bet kaip matėm, lašininis laimėjo prieš kanapinį. Lašininis laimėjo tik žiema dabar. Tai gerai. Ir dabar mes turim tiek sniego, kad fucking nebesusitvarkom. Ir dar turėsim reportažą apie tai, kad šiaip tai sniegas yra fake, jeigu ką. Nežinau, kaip pavadinčiau šitą reiškinį. Tarsi putplasčio gabaliukais. Cheminių junginių. Sąmokslo teoretikai platina štai tokius vaizdo įrašus, kuriuose įrodinėja, kad gausiai Lietuvoje iškritęs baltas sniegas. Čia tai jis paėmė putplasčio gabaliuką. Jo, čia netgi vat matos yra gabalėlis paimtas iš struktūros, bet tai neturi nieko bendro su sniegu. Šių dienų snygio aktualijos. Saugokite vieni kitus kelyje. Išsikviečiau taksi, tai taksistas jau 3 dieną. Fuck, sorry. Labai bumeriškas memas. Noriu priminti apie sąžiningumą. Man pasitaiko situacija, kai žmogus pasinaudojo paslaugą, po to tiesiog dingsta, neatsiskaito ir užblokuoja. Užblokavimas socialiniuose tinkluose neanuliuoja nei skolos, nei energetinės atsakomybės. Tai, kas paimta negrąžinus, visada sugrįžta kitų pavydalų per situacijas, per santykius, per vidinius stabdžius. Bet noriu, kad būtų aišku, kiekvienas veiksmas turi pasekmes, todėl, kai užsiprašo pranašystės, kurios vertė 100 eurų, o aš leidžiu savarankiškai, kad ir 2 eurus pervesti, bet švenčių proga užblokuoja. Gerbkime vieni kitų laiką, darbą ir energiją. Sąžiningumas visada pigesnis nei karmoje mokami procentai. Tokia yra iškėrė net apgavystė. Čia kaip tas girtas kunigas, kuris sakė, aš netgi turėjau pranašišką sapną apie tai, kaip mane sugaus girtas. Dvasininkas iškart po įvykio minėjo, esą net pranašišką sapną sapnavęs prieš šį nutikimą. Kodėl neišvengiai tada suėmimo? Šis šauktinis turbūt rado savo pašaukimą. Girti ir įsiutę 2. Katapultavosi į lubas. Angare stovėjusiame naikintuve žuvo 2 rusų pilotai. Eject Ausino, comrade! Puikiai mums pavyko memą padaryti, labai gerai. Mažiausiai meluojantis politikai, let's go. Tai to melo, aš pacituosiu, čia mūsų irgi yra patriarchai, kurie sako taip, visos partijos ir visi politikai meluoja. Socialdemokratai meluoja mažiausiai. Absoliutus ir visiškai objektyvus ir pamatuojami ir apgailėtini, tiesą pasakius, klėdesiai. O dieve, what the fuck, fui, ne. Pašaukė šiandien ryte, bijojau, bet dabar žiauriai noriu įtarnauti ir žiauriai excited esu, ar aš toks vienas. Šaunuolis, jei nori, tai ir varyk, žvelk į viską stoiškai ir neklausyk visokių čia lopų. Na, panašu, kad 2026 klasė bus legendinė. Daug savanorių, šiaip ūpas pas daugelį visai kitoks nei būdavo. Smagu matyti ir karta auga lyderių. Bravo. PS vyrukai su uniforma daro panoms įspūdį, tad vienišų tarnavusių jaučiu nei vieno nėra. Sūnus pernai savanorių ėjo visai patiko, grįžo gerokai sutvirtėjęs. Sėkmės. Labai miela, iš tikrųjų. Jo, mano brolis man atliktais šiais metais baigė 12 ir tada kitais metais eina į savanorius irgi. Tai va. Atsiėmus antros pakopos pinigus. Kaip ten Benderis sakė, I'm gonna go build my own theme park with blackjack and hookers. Va čia kaip pasiėmė pinigus iš antrosios pakopos. Žalgiris ar Rytas? Olikas pastebėtas ir su Ryto, ir su Žalgirio atributika, kurią komanda palaiko iš tikrųjų. Aš iš karto galiu pasakyti, kaip Ryto gerbėjas, galite jį pasimti, mums jo nereikia, ačiū labai. Prancūzų filosofas, rašytojas, švietėjas, iškėlęs šūkį atgal į gamtą, Žanas Žakas Ruso. 8. klausimas. Dėmesio į ekraną. Dėmesio. Kokia tai Afrikos valstybė? Šaunai. Somalis. Ne Somalis, ne Rolandai. Senegalas. Tai yra Nigeris.
You gotta go and get sorry. Nepal. I just love you to save me. I just want you to say for me to sorry.